Taigi, viskas prasidėjo, kai šiam tikslui buvo nupirktas Motoroleris Peugeot Jet Force, o jo variklis perdarytas įmontuojant šį trifazį elektros motorą, kurio ilgalaikė galia 7 kW. Tačiau dėl ypatingai prastos kokybės jį reikėjo pilnai perdaryti, kadangi jis buvo skirtas naudoti AB modelyje, teko pagaminti ir aušinimo ventiliatorių, savadarbiu kontaktiniu aparatu suvirinant plieninės skardeles. Šiam motorui pritvirtinti prie Motorolerio variklio bloko buvo pagaminta plieninė plokštelė ir jos tvirtinimo elementai. Paskutinis elementas būtinas šio Motorolerio sujungimui su variklio bloku – specialus velenas, pakeitęs buvusį alkūninį veleną. Buvo atliktas šio veleno deformacijos modeliavimas ir parinktas specialus plienas, atlaikantis numatytas apkrovas. Sujungus elektrinį motorą su variklio bloku buvo uždėtas apsauginis gaubtas, taip pat pašalinta automatinė Motorolerio sankaba. Išardžius tai, kas liko iš Motorolerio, buvo atlikti matavimai, suprojektuota akumuliatoriaus dėžė, jos dalys iškarpytos iš aliuminio plokštės ir suvirintos tarpusavyje. Taip pat buvo pagamintos žalvarinės šynos celių kontaktų sujungimui, suprojektuota ir pagaminta akumuliatoriaus priežiūros sistema, apdirbti celių kontaktai ir surinktas visas akumuliatorius. Akumuliatoriaus priežiūros sistemos mikrovaldikliui buvo parašyta programa, atlikti jos bandymai. Atlikus šiuos darbus Motoroleris buvo testuojamas surinkimo eigoje. Taip pat buvo pagaminta nauja visa elektros instaliacija ir pasirūpinta, kad Motoroleris atitiktų techninius reikalavimus. Dabar Motoroleris yra pilnai užbaigtas ir techniškai tvarkingas. Jam buvo parašyta išsami perdarimo techninė dokumentacija ir šiuo metu vyksta registravimo klausimų derinimas su transporto inspekcija ir ekspertais. Tikiuosi, tai bus pirmas savadarbis elektrinis Motoroleris užregistruotas Lietuvoje, taip pat praminti takai kitų Motorolerių registravimui. Šis Motoroleris yra ideali transporto priemonė mieste, taip pat teisingas pasirinkimas važiuojant ilsėtis prie ežero, nes yra visiškai švarus ir tylus, taigi neerzina kitų poilsiautojų. Galų gale, pagaliau galiu privažiuoti prie pat savo laiptinės ir nebūti apšauktas, kad vaikai miega.